Gerbiami Klaipėdos miesto tarybos nariai, mano vardas Michailas, aš esu viešosios įstaigos Veik fondas vadovas. Ši 5 minučių pasisakymas yra skirtas būtent jums. Suprantu, kad nuo šios tribūnos dažniausiai miesto gyventojai kalba apie problemas, kritikuoja, reiškia nepasitenkinimą vienu ar kitų miesto gyvenimo aspektų. Šiuo požiūriu tikriausiai būsiu nepopuliarus, nes aš atėjau nekritikuoti, o atėjau jūs pagirti. Padėkoti ne institucijai ar pačiai struktūroje, būtent jums, šios kadencijos Klaipėdos miesto tarybos nariams. Už tai, kad jūsų kadencijos metu iš esmės pasikeitė situacija socialinės paramos srityje mūsų mieste. Kad būtų galima ką nors vertinti, reikia turėti tam tikrą kompetenciją. Todėl keletą žodžių apie tai, kas aš esu ir kur bei kaip mes dirbame. Šiandien šioje salėje kartu su manimi yra organizacijos savanoris Viktoras. Po 30 metų tarnybos policijoje jis nusprendė ir toliau tarnauti žmonėms, jau be uniformos ir be antpečių. Vos prieš porą dienų jis miške ant savo nugaros nešė vaikščianti nebegalinti benamė. Užvakar prausė benamė Juozą. Vakar jis tvarkė sprogusi vandentikį kraną aklai močiutei. Veik fondas tai organizacija, kuri bando priminti žmonėms, kad jie yra žmonės ir kad žmogus lieka žmogumi tiek, kiek žmogiškai elgesi su kitais žmonėmis. Ne tik su savo artimais, ne tik su tais, kurie kelia jam simpatiją, bet su visais. Mes stengiamės suteikti galimybę žmonėms realizuoti šį gyvybiškai svarbų norą būti žmonėmis. Per praėjusius metus mirė 13 žmonių iš tų, kuriems mūsų organizacija teikia vienokią ar kitokią pagalbą. Šis skaičius rodo, kad mes dirbame, jeigu galima taip sakyti, ne šiaip fronte, bet pačioje priešakinėje linijoje, ten, kur žmogaus gyvybė labai dažnai priklauso jau nebe nuo jo paties, o nuo kitų žmonių pastangų. Tai žmonės turintys psichikos, psichologinių sutrikimų, kurie dėl savo ligos faktiškai kenkia patys savo, tai žmonės nukrytė socialiniais laiptais ir praradė norą keltis. Tai šeimos išgyvenančios laikinus, bet labai skaudžius sunkumus. Tai pamiršti seni žmonės uždaryti savo būto kalėjimuose. Gyvenimas šiandien be jokio algoritmo pateikia mums naujos formos ir tarsi egzaminuoja, ar sugebėsime tokiomis aplinkybėmis suveikti viską į bendrą vardiklį, savo širdies, žmogiškumo ir gailestingumo. Aš nekritikuosiu ankstesnės miesto valdžios ir tarybos. Mes gyvename dabar ir žiūrime į ateitį. Tačiau aš gyvenau tame anksčiau, kai tokia pati veikla susidurdavo su milžinišku biurokratizmu ir visišku nesupratimu. O kodėl? Būtinas bendras frontas kovoje su skurdu, priklausomybėmis ir socialinio apleistumu, kurie tiesioginė prasme atima gyvybės. Per jūsų kadenciją ši situacija pasikeitė iš esmės. Mes matome pastangas ir realų, o neformalų atliekamą, o tikrą miesto įstaigų dirbančių socialinės paramos srityje darbą. Reakcija į sudėtingus gyvenimo situacijas šiandien atsiranda labai greitai. Problemos sprendžiamas ne tik profesionaliai ir be perteklinių biurokratinių rėmų, bet kas mums visiems svarbu žmogiškai. Žinoma, yra ir padarytų klaidų, ir darbų, ir nepadarytų darbų, kaip ir bet kuriam mūsų gyvenimo sektoriuje. Tačiau pasikeitė pats požiūris. Šis darbas šiandien matuojamas ne gražių žodžių, ne eilutė metinėje ataskaitoje, o realiais veiksmais. Ir nors dar kartais nedrasiais, bet pasiaukojimais. Esu visiškai tikras, kad tokia metamorfozė negalėjo įvykti be ypatingo dėmesio ir dalyvavimo tų žmonių, kurie šiandien sėdi šioje salėje. Savo veikloje mums dažnai prireikia jūsų pagalbos ir mes ją iš tikrųjų dabar gauname. Pavyzdžiui, Sergejus nekartą padėjo mums klaidžiant savivaldybės koridoriuose surasti būtent tą atsakingą žmogų, nuo kurio realiai priklauso vieno ar kito klausimo sprendimus. Saulius savo profesionaliais patarimais padėjo suprasti, kaip elgtis su galimai psichikos sutrikimų turinčiais žmonėmis ir tais atvejais tie patarimai tiesioginė prasme padėjo žmogų, moterį apsaugoti nuo sušalimo. Taip pat ir šios tarnybos pirmininkas, miesto meras, kurie dėmesį sprendžiant daugelį sudėtingų klausimų, mes iš tiesų jaučiame. Baigiant, norėčiau pasakyti visiems čia esantiems tarybos nariams. Istorijos akivaizdoje jūs esate ne tik vardas ar pareigos, tam tikrą prasme jūs esate šio miesto tėvai. Žmonės, kuriems teko garbė ir atsakomybė keisti miestą ir jo žmonės į gerąją pusę.
daryti jį žmogiškesnio. Savo diskusijose, ginčiuose, sprendimuose ir balsavimuose jūs darote labai svarbų darbą. Iš esmės savo sprendimais nukreipdami valstybės ir miesto socialinius instrumentus teisinga kryptimi, jūs atkovojate iš mirties jos priešlaikinius laimėjimus ir išsaugoti žmonių gyvybės. Linkiu jums ir toliau keliant ranką balsavimui vadovautis ne tik tais smegenimis, kurie nerviniais impulsais pakelia jūsų ranką, bet ir širdimi, kuri suteikia gyvybę ir rankai, ir protui. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū už gražius žodžius ir ačiū už tą darbą, kurį jūs darote. Tikrai jis yra matomas ir mes jį tikrai labai gerbiam. Ačiū dar sykį.